Vilniuje prie Baltojo tilto įvyko multisporto varžybos Vilnius Challenge su OVMAPS 2010. Šiuose varžybose galėjo dalyvauti visi, kas prijaučia sportui. Tiek rimti sportininkai, profesionalai, tiek mėgėjai, tiek išvis pradedantieji. Pagal pajėgumą buvo surengtos trasos. Elito sportininkai varžėsi tokiose rungtyse kaip plaukimas, orientavimasis dviračiais, baidarėmis. Taip pat jie turėjo leistis nuo Pučkorio atodangos virvėmis. Dar vienas pakankamai ekstremalus etapas buvo leidimasis nuo Reval viešbučio virvėmis. Elito sportininkai įveikė 68 km trasą. Šiek tiek trumpesnė trasa buvo skirta mėgėjams. Jos ilgis buvo 28 km. Jiems taip pat teko išbandyti ir dviračius, ir baidares, ir plaukimą, ir bėgimą. Šiandien dalyvavom fantastiniam renginy. Ir ESM komanda, aš ir Nerijus Mačiulis, studijų dekanas. Tikrai reikia treniruotis, kad galėtum bėgti ir kažką pasiekti. Bet plaukti baidarę tai gali kiekvienas. Minti dviratį ir tą tikrai sugeba kiekvienas. Ir tos rungtys, ko gero, buvo galbūt lengviausios. Keltis per upę tai buvo iššūkis, nes srovė tikrai milžiniška. Bet mes gyvi, sveiki ir tikiuosi, kad užėmėm gana solidžią vietą.